Tai sveiki, aš esu Laura Klimaitė, grafikos dizainerė iš Vilniaus, bet šiuo metu gyvenu Berlyne. Ten kartu su savo seserim Indre Klimaitė turime dizaino studiją ir dažnai dirbame ties bendrais projektais kartu, bet taip pat ir dirbam atskirai kiekvieną savo. Aš taip pat Berlyne organizuoju kūrybinių dirbtuvių renginį, pavadinimu Artistic Workshop Series, kur mes kviečiame, tam tikrą pasirinktą mėnesį, mes kviečiame keletą skirtingų kūrybinių sričių profesionalų pravesti vienos arba 2 dienų workshopus, seminarus. Ir mane labiausiai domina leidinių dizainas, editorinis dizainas ir visi procesai, kuriuos apima ši grafinio dizaino sritis. Tačiau aš manau, kad lietuviškas vertimas leidinių dizainas nelabai tiksliai atspindi to angliško apibrėžimo editorial design. Tad aš labiau linkus būčiau pavadinti tai turinio dizainu. Nes leidiniai vis tiek toks labai formalus terminas, tai yra knygos, žurnalai, bet man įdomu darbas su turiniu. Todėl šiandieną ir norėčiau pašnekėti apie darbą su turiniu. Tai yra darbą su tekstais ir vaizdinė medžiaga, sąsajų arba skirtumų ieškojimą tarp tekstinės bei vaizdinės medžiagos, sąsajų arba skirtumų ieškojimą tarp skirtingų sakinių, žodžių, kas tai yra skirtingi kontekstai, kaip juos suvokti, kaip šaltinis perkeliamas iš vieno konteksto į kitą, kuria naują žinutę. Kaip skirtingų informacijos šaltinių elementų sugretinimas arba supriešinimas gimdo naują netikėtą reikšmę. Vėliau, ką su ta reikšme daryti, kokia dizaino forma būtų patogiausia šiai naujai žinutei perteikti. Į kokį kontekstą tą dizaino kūrinį dėti, idant jis atsiskleistų visą savo gale. Ir šiandien aš jums norėčiau papasakoti apie vieną savo darbą, kuris, manau, puikiai iliustruoja šiuos visus turinio dizaino žingsnius, etapus. Štai čia yra viena projekto iliustracijų. Ir mes matome, kad tai yra nuotrauka ir ji yra akivaizdžiai išimta iš kažkokio jos grafinio arba fizinio konteksto. Ir štai čia yra tikrasis fotografijos kontekstas. Tai yra pagrindinis Lietuvos dienraštis, 2008 metų vasario 1 diena. Ir ši fotografija, taip pat antraštė viršuje esanti, ji reprezentuoja pagrindinę dienos žinią, naujieną, aktualiją. Ir kai nuotrauka yra savaime kontekste, ji tampa tarsi mažiau matoma, kadangi jis sąveikauja su aplinkui esančiais grafiniais elementais. Ten yra. Ir aš norėjau sukurti dizaino darbą, kuris atskleistų, kaip pagrindinis šalies dienraštis informuoja šalį, kokias žinias laiko aktualiausiomis dienos žiniomis, kokia vizualinė estetika ir kalbos stilistika yra naudojama toms žinioms perteikti. Tad tiek antraštė, tiek antraštės ir fotografijos išėmimas iš originalaus konteksto sustiprina jų reikšmę. Tačiau mano išsikeltam tikslui pasiekti tiesiog vienos fotografijos ir antraštės neužtenka. Todėl aš pasitelkiu kolekcijos metodą, aš taip vadinu, idant aš galėčiau pasidaryti išvadas. Kolekcionavimas sudaro prielaidą kolekcionuojamąjį objektą sisteminti, kolekcijos sudarytojui geriau jį pažinti ir supažindinti juo kitus. Tai tampa tarsi archyvų. Todėl, kai mano pasirinkta fotografija įkeliama tarp kitų panašių elementų, ji vėl kažką sako ir daugiau gauname informacijos apie mūsų tą tyrimo objektą. Ir atsiskleidžia šitos būtent pasirinktos nuotraukos reikšmė visos kolekcijos kontekste. Atsiranda lyginimo momentas. Todėl visas tų metų antraštes ir fotografijas sudėjau 2 knygas. Vienoje knygoje yra antraštės, taip pat su anglišku vertimu, o kitoje yra nuotraukos.
Kiekviena knyga susideda iš 12 mažesnių knygučių, kurių kiekvienas puslapis reprezentuoja vieną mėnesio dieną. Taip pat vėliau pagalvojau, kaip dar galima, kokią dar dizaino formą įvilkti tą kolekciją ir ją paverčiau internetinio puslapio pavidalu. Struktūra yra tokia, kad vartotojas gali pasirinkti arba 2008 metus, arba 2014, nes aš turiu visą kolekciją ir praeitų metų. Ir tada pasirinkti norimą mėnesį. Užvedus pelytę atsiranda skaičiukai, dienos. O paspaudus ant tam tikros dienos, paspaudus ant to mėnesio, atsiranda vienam stulpelyje visos fotografijos, o kitame visos antraštės. Ir aš surinkau originalią medžiagą iš didelių archyvų, iš krūvos laikraščių, kurie buvo įvilkti sunkias papkes. O internetinės svetainės pavidalas yra tarsi alternatyva tam, kas yra bibliotekoje. Kitas būdas, grįžtant prie mano darbo, kitas būdas pabrėžti žinutę, iškelti norimą idėją yra lyginimo metodas. Aš atrinkau keletą antraščių iš mano tyrinėjimo Lietuvos dienraščių. Ir aš pradėjau daugiau analizuoti tą kalbą, kokio tipo reikšmės žodžiai dominuoja. Kokios kalbos stiliumi antraštės yra parašytos, koks yra kalbos tonas. Ir man ši kalba pasirodė tokia labai vaizdinga ir tonas didaktinis, toks patetiškas ir netisakmus, grasinantis. Aš tada pagalvojau, kad man labai primena Muilo operų scenarijus. Ir tada pasirinkau keletą scenarijų, iš kurių atrinkau vėlgi keletą sakinių. Ir man tiesiog pasirodė, kad yra daug panašumų tarp šių dviejų kolekcijų, gal tai pavadinčiau. Todėl aš pradėjau kombinuoti vėl ir žiūrėti, kas gaunasi. Kairėje pusėje matote sakinius iš Muilo operos scenarijaus, o dešinėje iš laikraščio nuotraukas. Šis tyrimėlis trūksta, aišku, dizaino formos, tai reikėtų, kitas žingsnis būtų vilkti, vėl surasti kažkokią formą, ar tai zinas galėtų būti, ar leidinys, ar internetinė svetainė, nežinau, čia toliau tą projektą aš vyščiau toliau. Ir kitas pavyzdys galėtų būti toks, kad aš surinkau keletą antraščių iš pagrindinio, radau laikraštį, Didžiosios Britanijos laikraštį The Guardian ir naudojau jį kaip ekvivalentą Lietuvos pagrindiniam laikraščiui. Maniau, kad jie gana turėtų nešti panašią atsakomybę, galbūt taip sakyčiau. Ir tada aš pradėjau lyginti vėlgi antraštės, ką rašo Didžiosios Britanijos dienraštis ir ką rašo lietuviškas dienraštis. Vėlgi toks metodas iškelia tam tikrą reikšmę. Ir dabar aš norėčiau parodyti tiesiog visą tą kolekciją, arba dalį jos.
Aš noriu paklausti, ar Laura save laikai meno žmogum, ar tai yra labiau dizaino žmogus pas tave skleidžiasi? Kaip tu įsivaizduoji save? Nes iš to, ką mes matom, kyla toks neaiškus klausimas. Kaip tu save matai? Aš tikrai nelaikau savęs meno žmogum, tikrai tik tai dizainerė. Tačiau man labai įdomu yra kurti dizaino projektus, kurie, kaip minėjau, man labai įdomu darbas su turiniu ir ką tas turinys, ta turinio analizė padiktuoja. Ir forma man yra įdomi būtent kaip dizaino. Gale turi būti tai dizaino objektas. Nes aš tai čia matau ir labai didelę meninę. Tai yra meninis projektas, taip, bet metodas mąstymo buvo dizaino, tarsi. Čia kaip painterpretuosi. Tačiau šis, tarkim, tas kontekstas, išėmimas elementų iš konteksto, įdėjimas į kitus, tai yra dizaino proceso žingsniai. Sunku pasakyti. O kodėl tada renkiesi tą mediją tokią? Kokią mediją? Tarkim, internetą. Vėlgi ieškau, kokia yra geriausia forma perteikti tam tikrą turinį. Tai ir nesvarbu, kokia ta forma. Ar kaip? Tarkim, imi spaudinius laikraščius ir keli juos į internetą. Taip. Tiesiog perfrazuoji. Taip. O tada klausimas kitas, o kaip lieka ta internetinė erdvė? Tai tada šiuo atveju tai yra meno projektas, jeigu jau taip. Tai noriu pasakyti, kad čia yra puikiai jungtis, kai menas susijungia su dizainu į vieną. Taip, pritarčiau. Aš tiesiog norėjau paklausti, kadangi eina kalba ir apie tavo inspiraciją socialinių dizainų. Man įdomu, kaip tu matai savo workshopus, dirbtuvės, darbas su klientais, ką tu dabar mini, kas tau labai patinka. Ar tu matai socialinę naudą irgi tose dalykuose ir kokią? Man apskritai labai įdomu dirbti su studentais ir įkvėpti ir atrodo tarsi, kai aš sakau, man elementarius dalykus, matau, kaip juos tai veikia ir kokie jie nuo to laimingi pasidaro ir man labai tai yra svarbu, kad tie jauni žmonės būtų įkvėpti ir tai, nežinau, čia pavadinti socialinę atsakomybę, tiesiog malonumas ir smagu žinias dalintis, nes aš jau tiek kaip ir prikaupus per tuos daug metų ir labai smagu dalintis jomis. Tiesiog taip.